Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima pakeisti lūpų spalvą ir pridėti maždaug tokį efektą. Taigi, pasirinkam paveikslėlį ir dabar pasirinkam Pen Tool ir gražiai apibrėžim lūpus su Pen Tool. Taigi, dabar kai apibrėžim, spaudžiam ant pilies, tik tai ant kairės klavišų pilies ir pasirinkam Make Selection ir nustatom ant 5 pikselio. Taigi dabar einame Edit, Copy, Edit, Paste. Dabar galim nuimti nuo paveikslėlio akitą ir einam į Filter, Artistic ir Plastic Wrap. Ir va toksai šiandien efektas ir nustatom 17, 10 ir 15, spaudžiam OK. Taigi galim uždėti jau akitą. Vat toksai efektas ir matosi, kad jis, negražiai mums atrodo, tai einam į Blending Options ir Blend Mode keičiam, tai jau savo nuožiūrą. Pavyzdžiui, Multiply, taip išeina, Overlay, taip ir taip, kiekvienas įsirinka savo nuožiūrą, Exclusive. Taigi, pavyzdžiui, aš pasirinksiu Overlay, spaudžiu OK ir turbūt atrodo, kad netikrai visiškai atrodo, tai ten keičiam procentus, kad mažiau matytųsi šitas efektas, kad iš vis nematosi, taip pasirinkam šitaip, tegul va. Taigi, ačiū už dėmesį.